Kodėl lenkiški sūriai Lietuvoje? Todėl, kad aš esu kilus iš Lietuvos ir grįžtu, labai malonu grįžti į, kaip sakant, gimtąjį kraštą, parodyti, ką pasiekiau kitoj šaly. O ką atvežėt? Atvežiau savo gamybos sūrius, kadangi Lenkijoje turim savo ūkį, auginame savo karves ir gaminu, 8 metus jau gaminu sūrius naminius. Apsimoka, nes lietuviai sako, kad Lenkijoje viskas stebuklas, o pas mus mes jau paskutinę karvę parduosim Lenkui. Nu va, būtent tą stebuklą lenkišką atvežiau į Lietuvą, kad dar karvių pieno skonio nepamirštų žmonės. O kokios rūšys sūrio? Rūšys yra skirtingos. Yra ir aštraus skonio, ir natūralaus, tokio švelnaus skonio, su įvairiais prieskoniais, su įvairiom žolelėm. Kiekvienas ras pagal savo skonį, manau. O koks ūkis jūsų, kokio dydžio? Nedidelis, mūsų ūkis yra 15 hektarų. O karvių kiek? Karvių 13. Tai čia praktiškai karvių hektarų ir šuniukai? Taip. Dar 2 likę. Gerai. Kaip jūsų vardas? Mano vardas Oksana. Ačiū labai. Ačiū.